Staigus pavasaris verčia susimastyti ir sodų šeimininkus. Koks vaismedžių poreikis mitybai, kaip sodus prižiūri praktikai, ką rekomenduoja agronomai ir mokslininkai. Biržų rajone, Parovijos seniūnijoje nemažą sodą prižiūrintis Ernestas Balčiūnas, galima sakyti, sode ir užaugo. Medeikių kaime pradėjęs ūkininkauti jo tėvas pasodino pirmosius 5 hektarus sodo, kuriuose prabėgo didžioji dalis Ernesto laisvo laiko. Prieš 6 metus pradėjęs savarankiškai ūkininkauti, jaunas ūkininkas ėmė drąsiai investuoti į sodininkystės plėtrą. Pastatyta vaisių saugykla, nupirkta sulčių spaudimų ir išpilstymo linija, sodai per visą ūkininkavimą išsiplėtė iki 35 hektarų. Jauniausiam sodui vos 3 metai, jis tik pradeda derėti. Ernestas Balčiūnas didelį dėmesį skiria vaismedžių maitinimui. Stebi medžių būklę, tariasi su konsultantais. Yra sudaryta technologija, kada jos reikia naudoti, ką tada naudojam. O pats nusprendžiate, kiek ir ko naudoti, ar konsultuojantis? Yra sunormuotas normas hektarams ir pareiškiam pagal tas normas. Aišku, tarėmės ir su tėvais, yra labai geras patarėjas Vygantas iš Kustodijos, visą laiką su juo pasitarėm. Maitinam nuo pat vegetacijos pradžios iki vegetacijos pabaigos. Vygantas Baniūnas dažnas svečias Ernesto soduose. Nuo ankstyvo pavasario, kai tik šiek tiek atšyla, abu kartu apžiūri vaismedžius, sudaro tręšimo planą. Visi tie pamaitinimai tik tai į naudą sodui. Be abejo, sodininkai bijo to papildomo pamaitinimo, kad tai papildomos išlaidos. Bet tos išlaidos tikrai atsiperka į prekinę išvaizdą pačio obolio ir, sakysim, perkamumas yra geresnis tokių obolių. Mikroelementai yra geriau naudotini tai helatų formoje, kadangi augalas tikrai obelis tikrai tą mikroelementą įsisavins, sakysim, kitose formose, druskinėse formose, tai mikroelementai sudaro, sakysim, jeigu būna sausesni orai, tai lapo paviršiai kristalų pavydale, druskų pavydale, gali, sakysim, ir lapą patį pažeisti. Konsultantas patarė maitinamosius purškimus derinti su pesticidų nuo ligų ir kenkėjų purškimu. Tada sutaupama energetinių išteklių ir laiko. Sodininkams vertėtų išsitirti ir dirvožemį, kad būtų galima tiksliau paskaičiuoti reikalingų medžiagų kiekį ir netręšti be reikalo. Be mikroelementų ko dar sodams reikėtų? Manyčiau, kad tikrai sodams turėtų teigiamą poveikį ir amino rūgštis. Sakysim, padavimui prieš žydėjimą, amino rūgštis pagerina užsimezgimą, daugiau oboliukų užsimezga. Paprastai mes visi žinom, kad žydėjimo metu didžiausias priešas yra šalnos. Tai apipurškus amino rūgštim būna žiedynai atsparesni pašalimams. Taip pat, sakysim, ir jeigu jau nespėjom prieš tai nusipurkšti amino rūgštim, tai tada po žydėjimo. Ernestas Balčiūnas jau 4 metai vaismedžius purškia terasorp amino rūgštimis ir sako pastebėjęs jų teigiamą įtaką derėjimui ir vaisių kokybei. Pagerėja vaisių kokybė, pagerėja medžių atsparumus lygoms, pagerėja. Augumas kaip jų keičiasi? Augimas medis greičiau užauga, jaunas, jeigu medis greičiau užauga. O šiaip bandėte purkšti mikroelementais jauną sodą? Galbūt jisai anksčiau ir derėt pradeda, to nepastebėjote? Žinom, kad pastebėjau, po 3 metų obelytės duoda derlių, galim sakyti. Ir kokį tą pirmąjį derlių gavote iš tų 3-mečio obelaičių? Derlis dar nedidelis, bet jis jau. Jau yra ką rinkti, kas skinti, ar ne? Taip. Pasak Ernesto, pirkėjai ypač kreipia dėmesį į obolių išvaizdą, o vaisiai, nupurkšti terasorp amino rūgštimis ir gerai pamaitinti, įgauna daug intensyvesnę spalvą, būna stambesni. Sode auginamos kelių veislių obelis. Viena iš skaniausių lietuviškų veislių – auksis, taip pat aldas, alva. Savo išvaizdą pirkėjus viliojanti vokiška veislė Gloster, ypač gausiai deranti čekiškoji Champion ir kitos. Kiek obolių priskinate iš hektaro? Obolių iš hektarą, vidutiniškai skaičiuojant pagal visą sodą, apie 20 tonų, 15 tonų. Taip, maždaug kažkur hektaras. O iš tų plotų, kur tikrai gerai pamaitintos obelis, kur žemė derlingesnė veislė? Galime 30 tonų priskinti.
aišku, jeigu pamaitinam. O jūs visus sodus maitinate, ar tik tai kai kurios plotus? Tik tai kai kurios plotus, kai kurie yra tik tai naudojama oboliai, tik tai krituoliam oboliam vežti, fabrikam perdirbimą, kai kurie jau prekybai ten naudojam. Prieš kelerius metus ūkininkas investavo apie 1 milijoną litų ir pastatė naują vaisių saugyklą. Moderni, su reguliuojamu mikroklimatu, ji leidžia vaisius išlaikyti gražius ir sultingus iki naujo derliaus. Čia 2 kameras yra apie 240 tonų obuolių per abi. Tai pernai metų derlius visas sutilpo? Pernai be abejo, visas sutilpo, dar ir sulčių prikrovėme ten. Kiek sulčių pernai pagaminote, kiek obolių pardavėt, kiek sulčių, kiek maždaug dalinasi gamyba? Dabar pernai apie 200 tonų obolių kaip priskynėm, tai sulčių šie apie 90 tonų, obolių virš 100 tonų truputėlį. Taip. Ar mūsų pirkėjai mėgsta lietuviškas sultis, dabar būtent naujose pakuotėse? Pavasarį pirkimus labai pagerėja sulčių. Mėgsta turbūt klientai, skanis sultis, mūsų sultis yra pagamintas iš šviežių obolių. Ką tik skintų, kurie netinkami pardavimui, mes iš jų spaudžiam sultis. Dabar pavasarį ypač paklausus mūsų ūkininkų užauginti oboliai ir pagamintos sultys. Pastovus klientai jau renkasi ir pagal skonį. Turi savo mėgstamas obolių veislės. Praktika yra tokia. O ką mokslas rekomenduoja sodininkams? Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai sako, kad mitybos elementų vaismedžiams reikia. Jie geriau įsisavinami per lapus, todėl patariama purkšti vaismedžius. Tačiau primena, kad maitinant sodus reikia turėti ir saiką. Vaismedžiai mitybai nėra labai reiklus, kaip pavyzdžiui javai, rapsai ar daržovės. Tačiau nereikėtų visiškai jų pamiršti ir tik rudenį prisiminus ieškoti vaisių. Maždaug 30 tonų iš hektaro derliui užauginti, obelis sunaudoja per 30 kg azoto ir per 50 kg kalio. Kitų elementų gerokai mažiau. Tiek obelims, tiek kitiems vaismedžiams ar uogakrūmiams svarbiausia yra azotas ir kalis. Nuo jų priklauso derliaus dydis ir kokybė. Apsirūpinimas mineraliniais elementais priklauso nuo dirvožemio turtingumo. Per daug turtingi dirvožemiai taip pat nėra gerai sodo augalams, kadangi jeigu vaismedis auga vešliai, paprastai prasčiau dera, tuomet reikia kreipti daugiau pastangų vaismedžio augumui riboti ir derėjimui paskatinti, taip kad ne visuomet daugiau yra geriau. Tai galioja ir sodininkystėje kai kuriais atvejais. Tai reiktų, turbūt ūkininkui pirmiausia reikėtų išsitirti dirvožemį, lapus galbūt vaismedžio, kad žinotų, kokių tų elementų, kokių medžiagų jam trūksta? Taip, apie vaismedžių mitybą mes galim potencialiai spręsti iš dirvožemio analizių. Jeigu yra dirvožemyje, turėtų būti ir augale, nors pasitaiko ir tam tikrų išimčių. Taip tyrimais nustatyta, kad fosforo pakanka, kai dirvožemyje yra per 100 mg kilograme, o kalio nelygų dirvožemio granulometrinė sudėtis turėtų būti 150-200 mg kilograme. Taip pat, kai vaismedžiai dera, remiamės vaismedžių lapų analizių duomenimis. Nustatome, kiek yra augalo lapuose tam tikrų mitybos elementų ir sprendžiame, ar reikia papildomai augalus tręšti ar ne. Daug informacijos suteikia ir vaismedžių būklės stebėjimas. Iš lapų spalvos, vaismedžio vešlumo galima spręsti, ar augalui pakanka visų mitybos elementų. Atsitinka ir taip, kad dirvožemėje medžiagų lyg ir yra, bet augalas jų neįsisavina. Dėl ko taip gali atsitikti ir kas gali išgelbėti nuo tokios situacijos? Taip, tokie atvejai yra nereti. Mitybos elementų prieinamumą augalui lemia ne tik jų kiekis dirvožemėje, bet ir dirvožemio rūgštumas bei kai kurios ir fizinės savybės. Tokia padėtis, kad dauguma Lietuvos gerų sodų yra įveista neutralios reakcijos dirvožemiuose. Ir tokiuose dirvožemiuose prasčiau įsavinami mikroelementai, tokie kaip manganas, geležis, cinkas. Todėl gali tekti nupurkšti šių trąšų elementais per lapus, nes jeigu dirvoje blokuojamas įsisavinimas, tokiu atveju
tręšti į dirvą yra nelogiška ir mikroelementų trąšos paprastai naudojamos purkšti per lapus. Vaismedžiams ypač svarbus yra boras. Obelims, kriaušėms, slyvoms purkšti boro prieš žydėjimą ir po žydėjimo tiesiog privalu yra, kadangi šis elementas yra labai svarbus, o jo įsisavinimas labai priklauso nuo gamtinių sąlygų. Tai kad pagerinti užsimezgimą užuomazgų tiesiog purškiama kasmet praktiškai profilaktiškai šių elementų per lapus. Trąšos, kur mitybos elementai yra amino rūgščių druskų formoje, yra lengviau augalų įsavinamos, greičiau įjungiamos į metabolizmo procesus ir yra efektyvios. Tačiau reikėtų pasakyti tai, kad efektyvios bus tada, kai tų elementų truks augalui. Pasak mokslininko, vaismedžių būklę reikia stebėti visos vegetacijos metu. Kai kurių mitybos elementų trūksta, kai sodas pasodintas šarminiuose dirvožemiuose. Trūkumą taip pat lemia ir gamtinės sąlygos. Paaštrint gali, pavyzdžiui, sausra. Jeigu ilgesnį laikotarpį nebūna kritulių, tuomet tie trūkumo požymiai išryškėja greičiau. Tokiu atveju reikėtų purkšti atitinkamų mikroelementų trąšomis. Pavasaris toks metas, kai esant reikalui vaismedžius reikia patręšti azoto trąšomis per dirvą. Tai daroma kuo anksčiau. Juozas Lanauskas pataria, kad prastesnės būklės sodose verta azoto trąšas berti 2 kart. Dalį anksti pavasarį ir kitą dalį į žydėjimo pabaigą, kai aišku, kad sodas nenukentėjo nuo šalnų ir užmegztas derlius. Jei sodas nušalo, tręšti neverta. Reikėtų paminėti kalį kaip elementą, kurio augalams daugiausia reikia. Tai nuo augalų apsirūpinimo kaliu didžiąja dalim priklauso ir derliaus kiekybė. Kaliu paprastai tręšiam rudenį, nuskynus derlių, tuomet galim naudoti ir chloro turinčias kalio trąšas. Jeigu nepatręšiam iš rudens, tręšiam pavasarį, tada geriau naudoti sulfatinės trąšas. Per didelės kalio normos stabdo kalcio įsisavinimą, todėl kaliu tręšti reikia atsižvelgiant į poreikį ir nepertręšti. Su kalcio trūkumu vaisiuose yra susijus visa eilė fiziologinių sutrikimų, kuomet obuoliai serga tam tikrom ligom, prasčiau laikosi, praranda išvaizdą ir galima taip pat prarasti nemažą dalį pajamų. Jeigu nesame tikri, kad mityba kalcio bus pakankama, čia kaip ir mikroelementų atveju reikia taikyti purškimą per lapus. Galbūt net teisingiau pavadinti purškimą per vaisių užuomazgas, kadangi būtent reikia tą kalcį pateikti tiesiog vaisių užuomazgom. Purkšti pradedam maždaug birželio viduryje ar pirmoje pusėje, kai užuomazgos būna maždaug lazdyno riešuto dydžio ir nelygų veislė ir jos paskirtis, tų purškimų gali būti 3 ar net 8. Svarbiausia purkšti kalcio trąšomis žieminių veislių obelis. Kiek kartų purkšti priklauso nuo veislės atsparumo ligoms. Vasarinių ir rudeninių veislių obelų purkšti nereikia. Jeigu vaismedžiai tinkamai pamaitinti, yra stiprus, jie žymiai atsparesni ir ligoms. Tada sodininkai ne tik sutaupa pinigų nepirkdami pesticidų, tačiau ir vartotoją pasiekia kokybiškesni vaisiai.